Sveiki atvykę į Fantastic Dogs pokalbių erdvę. Šiandien mes šnekame su veterinarijos gydytoja Dovilė. Labas. Sveiki. Labai įdomus klausimas ir labai įdomi tema būtent apie augintinių maudymą telkiniuose, viešuose. Ar galima tai daryti, ar negalima? Nes pagal higienos normas iš tiesų draudžiama tai daryti. Ar ir veterinarui yra tokia nuomonė? Ar čia tiesiog mūsų tokie įstatymai ir sugalvojo kažkas, kas nelabai turi žinių apie tai? Na, maudymas tose telkiniuose, sakykime, apskritai augintinio nėra labai jau taip super rekomenduojamas iš tikrųjų, nes yra pavojų augintiniui. Jeigu kalbėti apie tas įvairias higienos normas, tai viešuosiuose pliažuose nerekomenduojama augintinio ir neturėtumėte maudyti. Pirmas dalykas, kad negautumėte finansinės nuobaudos kažkokios tais. Kitas dalykas, yra labai atsakingų šeimininkų, kurie savo gyvūną prižiūri, tikrina dėl įvairiausių pernešamų zoonozinių ligų. Yra dalis augintinių, kurie yra visiškai sveiki, sakykime, yra dalis augintinių, kurie yra sergantys ir jie ten yra maudomi sąmoningai. Yra kita dalis augintinių, kur, sakykime, šeimininkas nežino, kad jisai yra kažkokios tai ligos platintojas, sakykime, ir zoonozinių tų ligų sukėlėjas, kaip šaltinis. Jeigu jau tenais nerekomenduojama maudyti augintinio, tai aš ir nemaudyčiau, vien dėl to, kad, sakykime, piniginė būtų pilnesnė, nupirkti geriau skaniuką augintiniai kažkokį tais. Jeigu jums patinka mūsų kuriamos turinys, tuomet kviečiu laikinti šį video ir prenumeruoti mūsų kanalą šio video apačioje. Kas yra zoonozinės ligos? Kaip sakyti, liga, kada sukėlėjas ir platintojas yra gyvūnas ir užsikrečia žmogus, sakykime. Tai yra zoonozinė liga. Liga, kada gali susirgti žmogus. Nes yra įvairiausių tų ligų, kada žmogus nuo žmogaus užsikrečia, sakykime, gyvūnas nuo gyvūno, bet kada jau nuo gyvūno užsikrečia žmogus, tai tada, sakykime, viena turbūt labiausiai žinomų toksoplazmozė, tai yra zoonozinė liga. Nuo šiol šuns vedžiojimas gali tapti stilingas. Elegantiškas Fantastic Dogs antkaklis ir pavadėlis yra miesto stiliaus aksesuarai, kurie puošia ir šunį, ir šeimininką. Rankų darbo, natūralios odos, su aukštos kokybės žalvario detalėmis Lietuvoje pagaminti produktai puikiai derės ir suteiks papildomo šarmo jums. Spauskite nuorodą video aprašyme ir sužinokite daugiau apie Fantastic Dogs išskirtinio stiliaus aksesuarus. Jeigu kalbėti apie vandenyje, tose jau tykančius pavojus, tai daugiau, sakykime, šunims, katinai, vandens mėgėjai labai retai būna kada, tai šunims dažniausia reikėtų privengti maudytis ypatingai karštomis dienomis, nes karštomis dienomis pakyla ir vandens temperatūra, o vandenyje yra dumblių, bakterijų, sakykime, kurios prie aukštesnės temperatūros, jų populiacija tiesiog staigiai užauga ir tas vanduo pradeda žydėti, nes nusidažo žaliai tenais. Tai tie dumbliai gyvūnui papuolę po kailiu, į kailį ant odos gali sukelti rimtus alerginius susirgimus. Vienas iš sakykime, tai kontaktinio dermatito išraiška. Kitas dalykas, tokio dumblėto vandens, jeigu gyvūnas ir palaktų, sakykime, ten ne tik tais dumbliai dauginasi, yra ir įvairiausių dažniausia ir turbūt šeimininkai gal yra girdėję giardija. Tai yra irgi pirmonis. Giardija, kaip klinikinė išraiška, ir sukelia viduriavimą gyvūnui. Tas viduriavimas jisai gali būti nuolatos, ilgas, augintinis, sakykime, su tais minkštomis tomis išmatomis gali kamuotis ir keletą savaičių, ir keletą mėnesių, ir šeimininkas, gali netgi neatkreipti dėmesio, kad tai būtent atsitiko tada, kada augintinis palakė iš telkinio kažkokio tais vandens.
Nebūtinai to vandens iš telkinio ten palakti reikėtų. Gali būti taip, kad ir iš balos, sakykime, palaka. Tai irgi galimas tas užsikrėtimas tokiu atveju. Supratau, tai vadinasi, netgi nekaltai išmaudžius šunį galima prisigaudyti iš tikrųjų ligų. Taip. Ir vėliau tikrai teks apsilankyti pas veterinarą. Taip, tikrai taip. Vienas turbūt ir taip pat iš odos jau tokių problemų rimtesnių, tai pasitaiko, kada ilgo ir tankaus kailio ir povilnės augintiniai, sakykime, yra išmaudomi telkiniuose ir netaip gerai yra išsausinami, tai jiems atsiranda šlapiuojančios žaizdos, vadinamos egzemomis. Tai yra ganėtinai skausminga žaizda ir priežiūra turi būti intensyvi tokiu atveju. Yra imamas įvairiausių apsauginių priemonių, yra skiriami vaistai nuo skausmo, vaistai, kurie mažina niežulį, vaistai, kurie yra skirti bakterijoms toms visoms naikinti taip pat. Na ir vienas iš labiausiai turbūt šokiruojančių augintinių šeimininkus tai yra tos vietos pažeistos kailio išskutimas. Nes kailis toje vietoje jisai neišslenka ir jis niekur nedingsta. Po juo tenai šlapiuoja, pūliuoja, sakykime, ir tą kailį reikia pašalinti tam, kad žaizda būtų atvira ir ją, kad būtų patogu valyti ir prižiūrėti. Na ir žinoma, jokio gyvūno ir augintinio liežuvio, tai dažnas pacientas išeina su šeimininku vadinama lempa arba bliūdu iš klinikos, kad geriau gaudytų ryšį. Bet šiaip skirtam nenusilaižyti, kad... Supratau. Nors atrodo iš tikrųjų karšta. Norisi, kad ir šuo mėgsta būna maudytis šunis. Norisi, kad jis ir pasidžiaugtų ir atsivesintų ir net nesitikė, kad gali kažkokių tai problemų susilaukti, va būtent leidęs pasimaudyti šunį. Ypač su ilgesniu kailiu, aš taip supratau. Taip. Ir kitų dar gali būti, sakykime, tų visų problemų atsirasti, jeigu kalbėti apie motorikos visus aparatus, apie raumenis konkrečiai, tai kada mes turime ypatingai karštą dieną, sakykime, staigų oro temperatūros pakilimą, vandens telkiniai jie taip staigiai nesušyla ir tas temperatūrų skirtumas yra ganėtinai didelis. Jeigu telkinys dar yra, sakykime, koks gėlavandenis, sakykime, karjeras arba nedidelis ežeras, į kurį, tarkim, įteka šaltiniai, kaip pavyzdys. Ten vanduo yra tikrai šaltesnis, tai augintinį kaip ir žmogų gali tikrai ištikti ir sutraukti mėšlungis. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį toje vietoje, kur jūs maudotės, ar nėra kažkokių tai stiklo šukių, sakykime, ar nėra moliuskų, geldelių atvirų, nes augintinis gali persipjauti savo letinas. Na ir tada jau reikėtų taikyti pirmą pagalbą, o atvira žaizda gamtoje, kada nėra tekančio vandens ir dezinfekcinių priemonių, uždelsta, jinai baigėsi infekcija, sakykime. Supratau. Dar norėjau paklausti dėl visgi dar tų higienos normų šiek tiek grįžti. Tai ar higieniška apskritai yra maudytis tam pačiam telkinyje su šuniu? Jeigu telkinys jisai didelis, tai turbūt užsikrėsti kaip ir mažesnis šansas būtų, sakykime. Jeigu telkinys būtų mažas, tas užsikrėtimo šansas automatiškai, kad jisai didesnis išlieka, nes plotas visoms lygoms, sakykime, jeigu kalbėti apie pernešamą zoonozės arba gyvūnas gyvūnai ligas, plotas turi įtakos ir aišku, turi, sakykime, sukėlėjo kiekis irgi tokiu atveju. Tai gyvūnas, sakykime, gali užsikrėsti, kad ir tomis pačiomis giardijomis, suvalgęs kito gyvūno išmatą, sakykime. Jeigu sergantis yra paleistas ir kažkur pasituštino, kaip pavyzdys, palaižė atėjęs kitas, nes jam tai reikia pauostyti, kas čia žinutę paliko. Kitas dalykas, kas yra tikrai dar šiais laikais keista, bet, pavyzdžiui, pliažuose vis dar tenka girdėti tokių nehigieniškų išraiškų iš žmonių, kad ateik aš tau iškasiu duobutę.
Tai vadinasi, galima galbūt ne tik nuo ne gyvūnas pavojingiausias tame vandenyje gali būti, nes... Kol mūsų mentalitetas ir suvokimas nepasikeis, tai mes būsime pavojingi vieni kitiems, ne tik tais, kad versti kaltę ant tų visų gyvūnų, sakykime. Aišku, gali žmonės ir nesutikti su šią nuomonę ir visa kita, tai, bet esu ir savom ausim girdėjusi, tai, norisi paeiti į šoną tiesiog. Tai taip faktas, nes visgi į vandenį ir kartais ir patys žmonės atlieka savo reikalus ir ten ir žuvis plaukioja, taip, tai mes su juo, mes juk negalim jų visų elektrą iškratyti, kad pasidaryti savo švarų vandenį. Ir bebrai plaukioja. Čia jau labai plačiai taip žiūrėti dėl šitų. Ir užtat yra iš tikrųjų kartais keista, kaip šunim iš tikrųjų draudžia tai daryti. Suprantu, viešuose paplūdimiuose, iš tikrųjų, kur yra ir mažų vaikų, kitų žmonių, kur šunis gali išgąsdinti. Tai aš manau, kad čia yra didesnis pavojus. Taip. Negu iš tikrųjų kažkuo galbūt užsikrėsti, nes kaip ir galbūt mes galim vieni nuo kitų irgi lygiai taip pat maudydamėsi irgi užsikrėsti. Tiesiog kiek esu girdėjus, kad vaikams pavojingiau maudytis su šunimis ir ar tai yra tiesa, kadangi jų imunitetas yra šiek tiek silpnesnis ir todėl jie gali greičiau pagauti tas bacilas, bakterijas ir panašiai. Imunitetas, turbūt gal čia reikėtų jau su human medicinos atstovais kalbėtis, bet imunitetas yra silpnesnis visų, tiek jaunų, tiek vyresnio amžiaus, tiek po sunkių ligų kažkokių tais, tiek žmonių, tiek ir augintinių. Tai labai išskirti tų imuniteto stiprumo to negalima galbūt, nes tiek viena, tiek kita rūšis silpnumą imunitetui turi po tam tikrų įvykių gyvenime. Sakykime, amžius taip, polinkis į ligas irgi taip, sakykime, gali turėti tam įtakos. Nuo šiol šuns vedžiojimas gali tapti stilingas. Elegantiškas Fantastic Dogs antkaklis ir pavadėlis yra miesto stiliaus aksesuarai, kurie puošia ir šunį, ir šeimininką. Rankų darbo, natūralios odos, su aukštos kokybės žalvario detalėmis Lietuvoje pagaminti produktai puikiai derės ir suteiks papildomo šarmo jums. Spauskite nuorodą video aprašyme ir sužinokite daugiau apie Fantastic Dogs išskirtinio stiliaus aksesuarus. Ko reikėtų saugotis prieš leidžiant savo gyvūną į vandenį, jeigu visgi mes nusprendėm maudytis su juo, be jo, galbūt kažkur už miesto, galbūt paėję į šoną, jeigu jau nelabai laikomės tų taisyklių, ne? Bet į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad maksimaliai užtikrinti kitų žmonių savo augintinio saugumą ir neprisidaryti bėdos. Kadangi tai laida apie augintinius, tai kaip apsaugoti augintinį, tai pirmas dalykas apžiūrėti maudymosi vietą ir priėjimą. Ar nėra kažkokių tais butelių, šukių, sakykime, aštrių akmenų, sakykime, kriauklės, kada yra tos didžiosios, jos irgi gali būti aštrios. Tai, sakykime, tie mechaniniai, kada jau galėtų būti odos pažeidimai, sakykime, aštrių kažkokių tais šakų nuolaužų, jos irgi gali pažeisti tiek pėdutę, tiek kitą odos vietą. Tai šitas svarbiausias dalykas turbūt būtų, kada vasarojame prie ežerų, sakykime, ten dažniausiai būna liepteliai ir mėgsta mes pašokinėti nuo lieptelių, tai neslėpsim šitą dalyką, tai tiek šokant į vandenį reikėtų žinoti krantą, žinoti gylį, tiek žmogui ir tenais nėra kažkokių tai kelmų, rastų, pagalių, strypų išsikišusių, kad pirmas dalykas savininkas, šeimininkas neužsišoktų, kitas dalykas, kad neužšoktų ir augintinis. Turbūt augintinių
augintiniui pavojingiausias būtų gal šlapias lieptelis, molingas krantas arba šlapia žolė, kada mėtomas yra pagaliukas į vandenį ir gyvūnas tiesiog bėga ir tokiu sukamuoju judesiu, kad tiesiog neįvyktų trauma ir nenusitrauktų kelio sąnarėje esančių kryžminių raiščių, kad neįgautų trauminio kelio girnelės išnirimo, kad neįgautų kitų sąnarių raiščių ir sausgyslių patempimų. Neretai būna ir raumenų plyšimų arba įplyšimų tokiais atvejais, tai šios problemos, aišku, jos gydomos atitinkamai arba konservatyviai, arba chirurgiškai. Tai traumos pasekmė, bet saugotis reikia, kaip sakoma, saugok save pats ir būsi apsaugotas. Tai saugokit augintinį ir jisai saugos pats save. Supratau. Kokia temperatūra yra saugi maudant augintinį? Čia priklauso turbūt, kaip augintinis dažnai, sakykime, maudas. Jeigu taip jau atsitinka, kad žiemos metu vaikštat, sakykime, kažkur tais pakrantę ir augintinis staiga įšoka į vandenį, tai esant minusiniai tą temperatūrai lauke, vanduo tikrai nėra šiltas ir gali gyvūną ištikti termošokas tokiu atveju, tai atsiranda raumenų sąstingis. Ir taip jau nutikus augintinį reikėtų iš vandens ištraukti ir masažuojamais judesiais, smarkiai trinant ir šildant raumenis, su juo tiesiog pradėti bėgti, kad raumuo neatšaltų ir kad nesustingtų, sakykime. Nesustingęs raumuo ir kada mes jam staigiai duodam tokio mechanizmo, gali irgi turėti ateityje tų trauminių tų visų pasekmių. Tai čia kalbant apie motorikos tos aparatus. Viskas gerai baigėsi, kas baigėsi kosuliu, tai arba sloga, sakykime, tai veterinarijos gydytojas dažniausiai vardins tai kaip laringitą. Laringitas jisai gali tęstis nuo 5 iki 7 dienų, o negydant, užsitęsus ir įsimetus antriniai bakteriniai infekcijai, tai gali pereiti ir į pneumoniją, arba gal geriau žinoma žmonėm kaip plaučių uždegimą, sakykime. Ir tada jau gydymas gali tapti rimtesnis ir ilgesnis ir turėti savų tų pasekmių. Tai tas vanduo, sakykime, kiekvienam skirtingai. Vieni, kas pradeda, sakykime, maudynės jau ten tuose telkiniuose vasaros metu ir taip keliauja iki žiemos ir visa kita, jie pabaigia maždaug apie spalio mėnesį, kada jau ta vandens temperatūra jau tokia jau nebemaloni ir savo. Ir tas maudynės, aišku, galima pratęsti tam skirtoje vietoje, tai yra šunų baseine. Tai šunų baseinas yra skiriamas ne tik kaip reabilitacijos viena iš formų, bet šunų baseinas jisai yra skiriamas ir tiesiog pramogauti gyvūnai, nes jie tiesiog mėgsta vandenį. Jeigu jums patinka mūsų kuriamas turinys, tuomet kviečiu laikinti šį video ir prenumeruoti, spausdami apačioje esantį mygtuką. Ačiū Jums, kad žiūrėjote ir iki. Iki.